Dar kartą įsitikinau, koks puikus visureigis šį vakarą mūsų studijoje. Labas vakaras visiems mūsų žiūrovams, labas vakaras visiems žaidėjams, labas vakaras studijos svečiams. Labas ir tau, Indrė. Labas. Klausyk, aš taip žiūriu, mes kaip bitės prie medaus, ar ne prie šio visureigio? Taip, medus labai saldus, labai gerai. Labas vakaras visiems. Sveikinu su praėjusią Liepos 6 dieną. Tikiuosi visi patriotiškai giedojate himną. Ar ne taip? Indrė, jeigu tu klausi manęs, tai Tavęs. Kaip žinia, aš su tavim net ir dainuot pradėjau, tai kaipgi aš be himno. Bet galbūt tas kalbas apie himną mes palikime laidos pabaigai, nes aš įsivaizduoju, kad dabar visi žaidėjai tikrai nekantrauja sužinoti, kokiegi pokyčiai vyko Teleloto ir kas visų laukia šį vakarą. Tai leisk, aš ir pradėsiu. Pradėk. Noriu pasidžiaugti, jog Liepos ir pristatyti beje Liepos žvaigždę, tai yra tas pats vokiškas visureigis Volkswagen Tiguan, kurį mes su Gintu apžiūrėjome ir beje praėjusią savaitę teko net pasivažinėti, bet apie tai šiek tiek vėliau. Ir tokių puikių visureigių bus net 10. Taip, fantastiškos žinios, beje, šalia Tiguanų lauks ir kiti geri automobiliai, o taip pat mes ir toliau su Indre dalinsime vasariškus prizus, kurie tikrai pravers jums buityje arba pramogaujant. Beje, ir toliau trauksime pretendentus į butą sostinėje laimėti ir be jokios abejonės šį vakarą mūsų laukia studijos žaidimai, piniginiai prizai ir aišku, aukso puodas, kuriame šį vakarą dėmesio net 350 000 000 eurų. Taip, kalbant apie piniginius prizus, praėjusį sekmadienį didįjį prizą daugiau nei 20 000 eurų laimėjo kirpėjai iš Rokiškio. Tai nėra jos pirmasis laimėjimas, nes prieš 3 metus studijos žaidime jinai laimėjo 14 000 litų ir daug daiktinių prizų, žodžiu, o šitą didįjį prizą jauna šeima išleis remontuojant savo butą ir spėk, kas dar jų laukia – vestuvės. Taip, aš tikiuosi, kad bus smagi šventė. Puikios žinios, Indrė, o kad tų gerų puikių žinių netrūktų, aš galvoju, kad metas pradėti šio vakaro žaidimą. Tikrai taip ir pradėkime nuo telefoninės loterijos 1634. Ji žeria tikrai daug piniginių prizų. Pavyzdžiui, praėjusį sekmadienį Jurgita su Vitalijumi išsiuntė net 25 piniginius prizus po 1000 eurų. Su visais laimėtojais susipažinkite perlas.lt puslapyje. Garsus valio laimėtojams ir aš žinau, kad ne ką mažiau garsų valio mes netrukus galėsime ištarti ir naujiems laimėtojams, ar ne? Tikrai taip, nes netrukus įsiūsime net 20 piniginių prizų po 1000 eurų žaidėjams į namus. Todėl aš nieko nelaukdama 5 piniginių prizų noriu išsiųsti žaidėjams, kurie gavo žinutes su bilieto numeriais. Taip, aš taip pat siunčiu dar 5 piniginius prizus po 1000 eurų tiems, kurie gavo žinutes su bilietų numeriais. Ir dar 5 piniginių prizų po 1000 eurų keliauja jums, jei jūs gavote žinutes su bilieto numeriais. Na, o dabar atitenka dar 1000 eurų 5 žaidėjams, tiems, kurie gavo žinutes su bilietų numeriais. Sveikiname visus šios savaitės laimėtojus. Jeigu nespėjote įsiminti visų laimingų bilietų numerių, tai galite padaryti perlas.lt puslapyje ir telefoninės loterijos 1634 laimėtojams. Informacija, jog rytoj, tai ryte, su jumis susisieks loterijos atstovai numeriu 852 751 751. Indrė, aš dabar jau trinu rankomis, tu aišku žiūri mane ir galvoji, kodėl aš tai darau, ogi dėl to, kad... šalta? Ne dėl to, kad šalta, nes netrukus išgirsime šios savaitės telefoninės loterijos pasiūlymą. Jūs tik paklausykit, jūsų laukia 45 piniginiai prizai po 500 eurų ir juos galite laimėti, jeigu skambinsite arba siųsite SMS numeriu 1634. 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Kol Indrė ruošiasi kamoliukams, mes apžiūrėkime šio mėnesio mūsų studijos naujoką, aš kalbu apie Volkswagen Tiguan. Volkswagen Tiguan ne tik saugus, komfortabilus, bet ir solidžios, šiek tiek sportiškos išvaizdos miesto visureigis. Šio automobilio gamintojai savo vizijas išpildė. Naujieji vokiški visureigiai išties pasižymė aštriomis ir griežtomis kėbulo bei žibintų linijomis, tad atrodo ir sportiškai, ir prabangiai. Ir džiugi žinia, iš viso net 10 tokių visureigių per Liepos mėnesį atiteks Teleloto žaidėjams. Na, aš noriu priminti, jog šio vakaro aukso puode yra 350 000 000 eurų. Ši suma bus jūsų, jei suspėsite užbraukti visus savo bilietos skaičius su lyg auksiniu 47 kamoliuku. Kampus įstrižinės ir eilutę reikia užbraukti štai taip. Žaidimą baigsime su 38 kamoliuku. Beje, pirmieji kamoliukai riedės vykstant studijos žaidimui Sėkmės spalva. Taigi jau dabar pirmasis studijos žaidimas Sėkmės spalva.
Žaisti jau dabar kviečiu 5 studijos žaidėjus, jie bus priskirti prie vienų iš šių spalvų matomų šiuose stoveliuose. Taigi prie mėlynos spalvos stovelio jau dabar noriu pakviesti žaidėją, kuris turi numerį. Numeris 15, Liuba Raudonienė. Prie juodos spalvos kol kas įsikūrė tas žaidėjas, kuris turi numerį. Numeris 22, Mindaugas Glinskis. Prie raudonos spalvos stovelio kviečiu tą žaidėją, kuris turi numerį. Tai yra mūsų žaidėja Salomėja Vasiljeva. Prie geltonos spalvos stovelio žaisti kviečiu žaidėją su numeriu. Numeris 8, Arvydas Paulionis. Ir dar vienas paskutinis sėkmės spalvos žaidėjas. Jį pakviesime prie žalios spalvos ir tai yra žaidėjas su numeriu. Numeris 6, Rimantas Norvaišas. Sėkmės spalvos žaidimą pradėsime iškart po to, kai aš artimiau susipažinsiu su mūsų šio vakaro žaidėjais. Labas vakaras, Rimantai. Malonu matyti jūs šį vakarą čia. Puikiai nusiteikęs, matau, šypsena plati. Iš kur, Rimantai, atvykot? Iš Pasvalio. Kas jūs atlydėjo? Birutė. Mojuoja, viskas tvarkoja kompanionė. Ar pirmą kartą mūsų studijoje? Patinka jums čia viskas gerai? Atsipalaidavęs, nesijaudinat? Linkiu, kad jūs lydėtų pradedančiojo sėkmė. Gero jums žaidimo šį vakarą. Arvydai, labas vakaras. Labai malonu, tvirtas rankos paspaudimas. Arvydai, iš kur jūs? Kazlų Rūdas. Vienas atvykot, ar kažkas lydi? Vienas. Vienas pats, iš Kazlų Rūdos sėdot, atvažiavot ir... Laiminiai. Važiuodamas galvojot, kiek norėtumėt laimėti? Kokie planai vasaros? Tai kiek pavyks tiek? Vis tiek planuojat patostogauti kažkur Rudenį. rudenį. Tai linkiu jums, kad atostogoms tikrai užtektų. Labas vakaras, Salomėja, labai malonu. Salomėja, iš kur jūs? Iš Joniškio. Kas iš Joniškio atlydėjo? Draugas. Sakykit, Salomėja, ko jūs Joniškėje užsiimat? Niekad tuo metu dabar Atostogaujat. šeimininkė namų. Namų šeimininkė. Ar sunkus tas namų šeimininkės galo, gyvenimas? žinok. Rimtai? O Be tai ką galo. reikia daryti, kad taip sunku? Viską. Nu, Reik šeimą rūpytis. Linkiu, žinokit, laimėti tiek, kad galėtume turėti kitą namų šeimininkę ir pati Labai galėtume tik malonu. atostogauti. Labas vakaras, Mindaugai. Labai malonu. Iš kur jūs atvykot? Iš Vilniaus. Kas atlydėjo? Gera nuotaika. Gera nuotaika. Jūs ir jūsų gera nuotaika šį vakarą čia. Gerai. Ko ta nuotaika tokia gera? Gal atostogos ne už kalnų? Mano gyvenimas kaip atostogos. Ką jūs kalbat, klausykit? Tai nieko gyvenime neužsiimat. Žaidžiu golfą ir vadovauju golfo klubui. Fantastika, malonu susipažinti, gero žaidimo šį vakarą. Labas vakaras, Liuba. Labas vakaras. Malonu matyti jūs, iš kur atvykot? Iš Klaipėdos. Viena ar kažkas lydi? Vyras atlydėjo. Sakykit, kaip, ar jau prasidėjo Klaipėdoje vasaros sezonas? Gal čia tik visoje likusioje Lietuvoje tos vasaros neypatingai matyti? Nėra tos vasaros ir Klaipėdoje. Skundžiatės, kaip tikra klaipėdietė, bet prie jūros juk vis tiek neitumėt, jeigu ir šilta diena būtų. Einam. Einat. Einam. Išskirtinė Turim laiką. klaipėdietė, gero jums žaidimo šį vakarą. Ačiū, kad atvykot. Taip, su žaidėjais mes jau susipažinom. Indrė, ar tu pasiruošusi pirmiesiam šio vakaro kamuoliukams? Tikrai taip. Geltonas 53. Geltonos spalvos kamuoliukas sėkmę neša Arvydui ir jo sąskaita pasipildo 500 eurų. Nebloga pradžia Arvydui, o dabar aš jau noriu pakviesti mūsų žaidėjus pasirinkti spalvą. Pagalvokit ir nuspręskit, kokios spalvos kamuoliukas riedės jau visai netrukus. Mindaugas galvoja, kad tai bus geltonos spalvos kamuoliukas, Liuba pasirinko raudoną spalvą, Salomėja žalią, Arvydas ir Rimantas mėlynas spalvas. Indrė. Juodas 27. Išriedėjo juodos spalvos kamuoliukas, jis turbūt yra reikalingas žaidėjams namuose, dėja čia juodos spalvos mes nematome, todėl tęsiam mūsų žaidimą ir kviečiu pabandyti atspėti dar vieno būsimo kamuoliuko spalvą. Salomėja, Arvydas ir Rimantas renkasi mėlyną spalvą, o Mindaugas ir Liuba pasirinko žalią spalvą. Indrė. Mėlynas 2. Tokios plačios šypsenos Rimanto, Arvydo ir Salomėjos veiduose. Jų sąskaitas papildo 1000 eurų, puikų žaidimas, mes jį tęsime ir aš kviečiu pabandyti atspėti dar vieno kamuoliuko spalvą. Jis riedės jau visai netrukus, kai tik mūsų žaidėjai bus pasiruošę. Arvydas galvoja, kad šį kartą bus žalias kamuoliukas, Salomėja pasirinko geltoną, geltoną pasirinko ir Liuba, Mindaugas raudoną, o Rimantas žalią spalvą. Indrė. Mėlynas 5. Mėlynos spalvos kamuoliukas reiškia, kad mūsų žaidėjų studijoje sąskaitos nepasipildo, bet viskas dar prieš akis. Mes turime paskutinį kamuoliuką, jis riedės jau visai netrukus šiame žaidime, žaidžiant sėkmės spalvą. Pasirinkim, kokios spalvos jis bus, pabandykime atspėti.
Arvidas ir Salomėja galvoja, kad kamuoliukas bus žalias, Rimantas ir Mindaugas pasirinko geltoną spalvą, o Liuba mėlyną. Indrė. Geltonas 46. Puiku. Geltona spalva buvo reikalinga Rimantui ir Mindaugui. Labai neblogas šio vakaro sėkmės spalvos žaidimas. Ir leiskite pasveikinti. Audringi plojimai Rimantui. Jo sąskaitoje 2500 eurų. Arvidas namo keliauja su 1500 eurų. Salomėjos sąskaitoje yra 1000 eurų. Mindaugas namo grįžta su 1500 eurų, o Liubos sąskaitoje 200 eurų. Noriu informuoti, jog iš viso šio vakaro sėkmės spalvos žaidėjai jau laimėjo 6700 eurų. Sveikinam juos labai. Na, o dabar mūsų visų dėmesiui dar 10 kamuoliukų. O dabar jau kaip Gintas ir minėjo, 10 kamuoliukų. Žalias 75. Raudonas 39. Raudonas 40. Žalias 71. Geltonas 52. Žalias 61. Raudonas 43. Žalias 73. Mėlynas 10. Ir juodas 18. Na, o dabar aš 10 žaidėjų noriu pakviesti kitą sekmadienį būti čia Teleloto studijoje ir švęsti vidurvasarį. Taigi atvykite, jeigu šiuo metu turite bilietus su numeriais 012, bet koks skaitmuo 485. Labai lauksime jūsų. Jau visai netrukus mes visi pamatysime reportažą iš Teleloto vasaros turo, kuris tęsiasi, ir pamatysime, kur šį kartą mes su Indre keliavome. Bet ir reportažas ir visa kita mūsų visų laukia po trumpos reklaminės pauzės. 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Sveiki sugrįžę po reklamos čia Teleloto ir jūsų dėmesiui dar kamuoliukai. Raudonas 38. Žalias 69. Mėlynas 3. Raudonas 41. Ir juodas 28. Žinau, kad visi laukiate žadėtojo reportažo, bet net nebejoju, jog lygiai taip pat laukiate ir puikių vasariškų prizų. Taigi, Indrė, kviečiu tave arčiau savęs. Mes turime visą krūvą nuostabių vasariškų prizų, kurie pravers ir buityje, pravers ir laisvalaikio metu. Tai gal ir pradėkime. Pradėkime. Vasara yra tas metas, kai apie darbus ar kažkokius rimtus užsiėmimus retas, kuris galvoja, bet jau apie atostogas svajoja tai tikrai kiekvienas. Taigi, ar norėtumėte atostogauti? Norėčiau. Taip žiūrite ir sako, taip, norėčiau. O jūs įsivaizduojat, kad mes dabar padovanosime puikias atostogas į didžiausią Graikijos salą Kretą. Prie Viduržemio jūros norime pakviesti tą Teleloto žaidėją, kuris turi bilietą su numeriu 0243890. Saulės šiluma, jūra, gerų maistų galės mėgautis netrukus jau ir vienas žaidėjas, kuriam išsiųsiu kelionę į Kiprą. Jei tik turite bilietą su numeriu 0079724. Ir tai dar ne viskas. Kam nepatinka? Aišku, kad orai eina jau šiltin, todėl turiu net porinį kelialapį į Palangą ir juo galėsite mėgautis jūs. Jei tik turite bilietą su numeriu 0177785. Indrė, aš taip pat turiu dar vieną kelialapį į Palangą, taigi Palangos pajūrių galės mėgautis tas mūsų žaidėjas, kuris turi bilietą su numeriu 0174649. Taip, ir tai yra dar ne viskas, nes aš turiu poliarį riedį, manevringas, kam eiti, jeigu galima riedėti ir važiuoti. Ir jis yra jūsų, jei tik turite bilietą su numeriu 0123692.
Taip, vasara tęsiasi, o vasarą mes tikrai neretas mėgstame keliauti automobiliu, kad jūsų kelionės būtų patogios. Aš noriu jums padovanoti 10 automobilinių šaldytuvų MobiCool, nes taip smagu keliaujant vasarą turėti vėsių Šaltas gaivųjų gėrimų. gėrimas. Taigi 10 automobilinių šaldytuvų MobiCool atitenka tiems mūsų žaidėjams, kurie turi bilietus su numeriais 015, bet koks skaitmuo 980. Sveikiname jūs. Tęsiam toliau. Būnant gamtoje, kartais vis tiek norisi sužinoti, kas vyksta pasaulyje, ar ne, neprarasti to ryšio. Jums to ryšio neprarasti padės Selfie Samsung. pasidaryti. Selfie pasidaryti. Taip, Samsung telefonas. Turime net 10 puikių Samsung telefonų, kurie atitenka mūsų žaidėjams. Tiems, kurie turi bilietus su numeriais 035, bet koks skaitmuo 037. Dar ne viskas. Papuoškite savo balkoną arba terasą jau dabar, nes mes turime net 10 medinių baldų komplektų ir jie atitenka tiems mūsų žaidėjams, kurie turi bilietus su numeriais 012, bet koks skaitmuo 899. Patogaus pasisėdėjimo. Taip ir kaipgi vasara be kepsnių arba šašlykų, todėl mes turime net 10 Landman kepsninių ir jos yra jūsų, jei tik turite bilietus su numeriais 016, bet koks skaitmuo 900. Jeigu nepatinka mėsytė, turime jums kitą pasiūlymą, net 10 Nitribulet trintuvių. Ir jos yra jūsų. Taip, jūs žiūrite, laukite. Jeigu tik turite bilietus su numeriais 023, bet koks skaitmuo 614. O dabar dėmesio sodininkystės mėgėjams, nes jūsų sodininkystė bus dar lengvesnė ir mielesnė, nes netrukus mėgustės Fiskar sodininko rinkinių. Ir jų mes turime net 10, todėl jie yra jūsų, jei tik turite bilietus su numeriais 005, bet koks skaitmuo 718. Indrė, aš jau kalbėjau apie keliones automobiliu, vasariškas puikias keliones, ar ne, kogi dar reikia keliaujant. Be jokios abejonės, kad reikia degalų ir čia Teleloto jums taip pat padės, nes Čia mes turime vyriški reikalai. net 10 kuponų po 30 eurų degalams ir jie atitenka tiems mūsų žaidėjams, kurie turi bilietus su numeriais 011, bet koks skaitmuo 128. Taip, sveikiname visus laimėtojus. Loterija jums prizus pristatys tiesiai į namus. Tai reikia paskambinti numeriu 852 751 751. Ir tai dar ne viskas, nes primenu, jog Teleloto vykdo specialią akciją, kurią pratęsė dar mėnesių. Tai reiškia iki Liepos 29 dienos tiem, kas įsigyja bilietus internetu. Jie pretenduoja ne tik į visus vasaros prizus, bet ir kas savaitę sužinosime, kuriam vienam žaidėjui atiteks specialus prizas. Štai praėjusią savaitės prizas buvo Riedis Poliaris, kuris atiteko Aivarui Šiupieniui iš Marijampolės. Sveikiname jį. Daugiau informacijos apie šią akciją rasite perlas.lt. Indrė, o aš tavęs noriu paklausti, Paklausk. o koks prizas laukia šią savaitę specialios akcijos laimėtojo? Tu nežinai, o aš žinau. Taigi dviratis Azimut. Oi, lėks ir smagiai su Jūs sužinosime beje rytoj, kas jį laimės. Jau rytoj, ar ne? Jau rytoj. Puikios žinios, puikiai lėks ir važinėsis šio dviračio savininkas su vėjeliu, aš taip galvoju, o dabar dėmesys mūsų žaidėjams namuose, nes dar 10 jūsų mes jau dabar norime pakviesti kitą sekmadienį būti čia kartu su mumis, taigi atvykite, jeigu turite bilietus su numeriais 012, bet koks skaitmuo 132. Indrė, neblogai padirbėjom, klausyk, ką dabar veikiam. Gal aš dar kartelį apžiūrėsiu Ką dabar mūsų veikiam? šio vakaro studijos naujoką Volkswagen Tiguan. Tai gerai, o aš einu tada pasitiksiu automobilio, praėjusią savaitės automobilių laimėtojus. Tai mes čia kaip ir skirstomės, sėkmės tau. Sėkmės tau. Taigi šį vakarą mes studijoje turime puikų Liepos mėnesio visureigį Volkswagen Tiguan. Kadangi pats išbandžiau šį Tiguaną, galiu patvirtinti, kad kalbos apie automobilio salono erdvumą ne iš piršto laužtos. Naujos kartos Tiguan ir ilgesnis, ir platesnis už ankstesnius modelius, o bagažinėje net lenkų sėdinių telpa 615 litrų. Na tarkim, daugiau nei 600 plastikinių vandens butelių. Tikiu, kad su šiuo automobiliu jūsų visų laukia tikrai patogios ir puikios kelionės. Beje, aš tikiu, kad šiuo metu yra tokių, kurie mus žiūri ir galvoja, kaip gaila, kad aš neturiu Teleloto bilieto, taip norėčiau laimėti. Tokiems taip pat turiu pasiūlymą. Dalyvaukite Teleloto 1634, nes paskambinę arba išsiuntę SMS, jūs galite laimėti net 45 piniginius prizus po 500 eurų. Sėkmės! 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali.
Prieš pristatant praėjusią savaitės paskutinių BMW automobilių laimėtojus, norėčiau priminti, jog Teleloto vykdo turą po visą Lietuvą. Daugiau nei 1500 km po visus Lietuvos miestus ir miestelius. Lankėmės Nidoje, Birštone, o praėjusią savaitę su Gintu buvome Druskininkuose. Papuolėme į audrą, išsimaudėme lietuje, susipažinome artimiau su mūsų žiūrovais ir žaidėjais ir dalinome vasariškus prizus. Bet kam aš čia viską pasakoju? Dėmesio į ekranus, pasižiūrėkime, kaip mums ten sekėsi. Kiek aš tavęs galiu laukti? Labas, Tonkuvienė. Labas. Rūpužė, kaip visada vėluoju klausyt. Nebėra laiko, šokį Tiguaną, papasakosiu kas, kaip, kodėl ir kada. Tai ką reiškia tavo švilpavimas? Kur mane bežiesi? Tai reiškia, kad mes šiandien važiuojame į Druskininkus su Teleloto vasaros turu. Visai neseniai Vitalijus Jurgita svečiavosi Birštone, o mes važiuojam toliau, keliaujam per visą Lietuvą ir šiandien mes su šiuo puikiu Tiguanu, kurių beje net 10 Liepos mėnesį atiteks Teleloto žaidėjams, atsidursim nuostabiam mieste Druskininkuose. Jei džiaugsmingas pipip, maudysime. Ne, nesimaudysim. Pilna Tiguano, su kuriuo mes važiuojam, bagažinė yra prizų. Ir tie prizai bus išdalinti žmonėms, kuriuos sutiksim Druskininkuose. Tai supratau, kad aš čia vėl turėsiu daugiau uždalinti prizų. Nu kodėl? Mes galim lažintis, kad aš daugiau išdalinsiu. Aš siūlau lažinti. Iš ko? Tas, kas išdalina mažiau, namo grįžta tranzuodamas. Sėkmės moki tranzuoti. Moku, aš. Kaip ir sakėm, kas mažiau išdalina, tas namo tranzuoja. Tu man nežinai, kiek aš einu dalinti. Kas laimėjo, sakiau? Baigiai džiaugtis? Taip. O kas čia tada, paklausiu gerbiamą Indrę Stonkuvienę? Kas čia? Kas laimėjo? Ohohoho! Indrė, gero kelio tau. Gintai. Sėkmės tranzuojant. Taigi lyja, pasižiūrėk naktis, kol tu išdalinai tas prizus. Šalta, lyja. Gerai. Lūpos nubėgs. Gerai. Rimtai. Važiuojam kartu. Važiuojam. Taigi, turas tęsiasi ir toliau, dabar pats metas susipažinti su BMW automobilių laimėtojais ir skubu susipažinti su Lionė. Sveiki, jūs atvykote iš kur? Širvintų rajono. Iš Širvintų rajono. Kiek aš žinau, žaidžiate Teleloto nuo pat pradžių. Taip. Ar visą šeimą žaidžiate? Pagrindinė, aš prisijungiu ir jie. Pagrindinė, aš prisijungiu ir jie. Ar esate ką nors laimėjusi? Smulkesnių prizą esam. Taip, tai ar pati vairuojate? Ne. Tai dėl to stovi šalia vyras ir čia tas geriausia, kur žiba net akis vyrai. Nevairuoja, ir nevairuoja. Savo kamgi vairuoti, jeigu va puikus visureigis. Yra asmeninis vairuotojas. Labai teisingai. Gal jau žinote, kur keliausite su naujuoju automobiliu? Nu, tiksliai nežinom, kažkur keliausim. Po Lietuvą, nes mūsų Pirmiausiai po Lietuva labai Lietuvą, graži. taip. Žinokite, tikrai taip. Dar kartelį sveikinu. Puikių kelionių. Vairuotojau, saugiai vairuokite. Ačiū Jums labai. Ir tai dar yra ne viskas, nes šalia manęs stovi ir Albertas, kuris atvyko su drauge. Sveiki, Albertai. Kiek žinau, aš labai daug žinau iš tikrųjų, kad esate laimėjęs dar vieną automobilį. Taip, Koks buvo automobilis? Hyundai 20. Tai dabar jau, kaip suprantu, kas 5 metus, man atrodo, reikia keisti, ne, automobilius, tai pagalvojate, va dabar jums nusipirksiu bilietą ir... O kur pirkote bilietą? Anykščiuose, Vajūrai parduotuvė. Va, prašau, įsiklausykite, kur reikia pirktis bilietus. Ar jūs pats vairuojate? Aišku, kad vairuojate. O draugė? Ne. Ne, kam vairuoti, jeigu turi. Irgi čia kiekviena moteris turi savo asmeninį vairuotoją. Gal jūs esate suplanavę savo pirmąją kelionę? Bus matyti. Man atrodo, draugė, nes man jau taip iš lūpų sako, taip, važiuosime. Labai toli. Taigi, saugių jums kelionių. Ačiū jums dar kartelį, žaiskite visi. O dabar visi draugiškai pamojuokime. 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. O dabar metas 10 kamuoliukų. Mėlynas 12. Raudonas 45.
Žalias 62. Mėlynas 15. Geltonas 56. Žalias 70. Mėlynas 14. Raudonas 36. Juodas 21. Ir juodas 22. Na, o dabar intrigų kupinas studijos žaidimas laimėjimų korys. Korys yra štai čia studijos centre šalia manęs jau ir čia mes matome 6 spalvotus langelius. 3 iš jų slepiasi automobiliai, o 3 piniginiai prizai. Visai netrukus aš žaisti pakviesiu 3 studijos žaidėjus, jie žais po vieną. Atkeliavęs žaidėjas arčiau manęs turi pasirinkti jam labiausiai patinkančią spalvą. O tada jau prasidės mano ir žaidėjo dėrybos. Aš žaidėjui siūlysiu piniginės sumas už tai, kad jis nepasižiūrėtų, kas slepiasi jo pasirinktame langelyje. Jeigu žaidėjo įkalbėti nepavyks ir jis atsisakys mano siūlomų pinigų, jis laimės tai, kas slėps tas langelis, kurį žaidėjas bus pasirinkęs. Jeigu vis dėlto žaidėjas pasims mano siūlomus pinigus, mes pasveikinsime jį ir tada kartu pasižiūrėsime, kas buvo tame langelyje, kurį buvo pasirinkęs žaidėjas. Jeigu ten slėpsis automobilis, mes jį iš karto išsiųsime žaidėjams namuose. Aš tikiuosi, kad šio žaidimo taisyklės yra aiškios, taigi mes pradėsime. Žaisti kviečiu pirmąjį mūsų studijos žaidėją, tai yra žaidėjas arba žaidėja su numeriu. Numeris 16, Rimantas Tornavičius. Taip, Rimantas jau atkeliauja arčiau manęs, susipažinsim ir pradėsim žaidimą. Labas vakaras, Rimantai, labai malonu. Rimantai, kaip jaučiatės mūsų puikioje gražioje studijoje? Puikiai. Labai gerai. Iš kur atvykot, Rimantai? Iš Pasvalio rajono. Kas jūs atlydėjo šį vakarą? Geriausių patarėjai. Tai čia yra? Taip. Marti ir sūnus. Jums viskas, ką reikia dabar padaryti, tai pasirinkti labiausiai patinkančią spalvą. Nu, jau kuri arčiausiai širdies. Pasirinkit ir tada pasikalbėsim. Gal žalia. Jūs norite pasirinkti šią žalią spalvą? Taip. Tikrai? Taip. Gerai, tada noriu pakviesti jūs, Rimantai, arčiau šio žalios spalvos, prie šio langelio atsistokim, įsikurkim ir pasikalbėkim. Rimantai, aš norėčiau jums pasiūlyti iš karto 1500 eurų. Mažokai. Mažokai, sako? Mažokai. Aš girdžiu, kažkas ten jau net iš tribūnų lipo, kad ne. 2000 eurų jau yra visai kita kalba. Panašiai, bet ne. Girdžiu. Panašiai, bet ne. Taip. Pasvaliečiai rimta kompanija atvykus, manau, kad čia juokams ne vieta, dėl to aš siūlau 3000 eurų ir pažiūrėsiu, ką pasvaliečiai darys šiuo atveju. Gal palaukim. Ko jūs lauksit? 3000 eurų yra mano pasiūlymas. Ką sako jūsų kompanija ir ką daro Rimantas? Tai yra paskutinis mano pasiūlymas, bet kuriuo atveju. 3000 eurų yra paskutinė suma. Gal langelį. Jūs tikrai esate apsisprendęs ir norite atidaryti langelį. Rimantas atsisakė 3000 eurų ir padarė taip, kad šį vakarą namo keliauja su 500 eurų. Kartais tai būna. Rimantai, ačiū Jums už žaidimą. Linkėjimai Jums, Jūsų šeimai. Prašau. Sėkmės. Sugrįžkit ir kitą kartą į mūsų studiją. Nepavyko pirmojo studijos žaidėjo įkalbėti pasimti 3000 eurų. Ką padarysi, lauksim jo sugrįžtant kitą kartą. O dabar mes tęsime laimėjimų korio žaidimą. Ir arčiau korio aš jau kviečiu antrąjį žaidėją. Taigi, dėmesio, mes laukiame čia to žaidėjo, kuris turi numerį. Numeris 14, Egidijus Baltrūnas. Labas vakaras, Egidijau. Labai malonu susipažinti. Egidijau, iš kur jūs pas mus atvykot? Panevėžio. Ar vienas, ar kažkas atlydėjo? Dukra ir žentas. Su dukra ir su žentu. Dukra jau taip laimingai šoka, ar ne? Nes turbūt jaučia, kad tėtis netrukus padovanos automobilį. Gali būti. Ko labiau reikia, automobilio ar pinigų? Pradėkim kalbą nuo to. Automobilio? Tai Automobilio, ar ne? Kiek metų yra jūsiškiam dabar, kurį vairuojat? Oi, 23. Oi, pats laikas būtų pakeisti. Gerai, pasirinkit jums labiausiai patinkančią spalvą ir tada jau pradėsim kalbą. Mėlyna. Mėlyna? Jūs jau iškart? Iškart. Derinat prie marškinių, ar ne? Taip. Gerai, tai stokim prie mėlyno langelio, ateikit žingsneliu vos arčiau. Jūs pasirinkot mėlynos spalvos langelį. Aš priminsiu, kad čia gali slėpti automobilis arba piniginis laimėjimas. Taigi, jūs sakot, kad reikia automobilio. Aš galvoju, kad už 2000 eurų išeitų tikrai neprastas automobilis. Neišeis. Toks nedidukas, gal net tamsintais langais, nedaug dizelio įmantis. 2000 eurų. Prizą. Prizą.
O jeigu aš jums pasiūlyčiau 2,5 tūkstančio eurų, Prizą, vis tiek jūs imsit prizą. būtinai. Ar yra kažkokia suma, kuri jūs sugundytų atsisakyti prizo, ar jūs esat pasiruošęs atidaryti langelį bet kuriuo Nebus. atveju? Nebus. Net tuo atveju, jeigu aš jums visiems studijos svečiams girdint sakau, kad jūs galite namo grįžti su 4 000 eurų, jūs imate langelį. Taip. Jūs atsisakot 4 000 eurų. Tiesiog. Sveikiname jūs laimėjus 500. Žaidimas yra žaidimas, nieko nepadarysi. jis Palaukit, pabėgo, nepabėkit. Gintai, ką tu čia pridirbai? Nieko aš nepridirbau, aš labai Sveikinu vis stengiausi. tiek jus. Ačiū. Dar kartą sveikinam, grįžkit pas mus kitą kartą. Taip, jau su 2 studijos žaidėjais mes sužaidėme laimėjimų korį, prieš akis trečiasis žaidėjas, trečiasis bandymas, bet prieš tai, kad nurimtų aistros, kad visi šiek tiek atsikvėptumėm, padarykime trumpą pertraukėlę. 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Sveiki sugrįžę, mes tęsame Teleloto, čia laimėjimų korys ir aš noriu pakviesti jau trečią studijos žaidėją išbandyti savo laimę, taigi arčiau savęs kviečiu tą žaidėją, kuris turi numerį. Numeris 10, Valerija Aurelija Vitkienė. Trečioji mūsų laimėjimo korio žaidėja, Valerija, labas vakaras, labai malonu. Valerija, iš kur pas mus atvykot? Iš Klaipėdos. Valerija, atsisukim čia, kad visi mus... Klaipėdos. Iš Klaipėdos, iš Pajūrio atvažiavot. Taip. Poilsiaujat Pajūryje. Ne, gyvenu. Gyvenat ir poilsiaujat labai gerai. Valerija, su kuo atvykot? Sutuoktinis ir sesuojo. Aha, supratau, gerai. Graži kompanija, mojuoja kompanija, viskas tvarkoj. Valerija, pasirinkim jums labiausiai patinkančią spalvą ir tada jau pradėsim žaidimą. Gelton. Geltona, štai šitą. Būtent. Taip? Ateikit arčiau tada manęs, ateikit prie tos geltonos spalvos. Dar truputėlį Taip. arčiau. Taip, kad visi matytų, gali dar pamojuoti kaimynams giminėms. Ir mes pradėkim kalbą. Jūs pasirinkote geltonos spalvos langelį. Priminsiu, kad ten gali būti automobilis arba pinigai. Bet tam, kad jūs neatidarytumėte šio langelio, aš jums siūlau 2000 eurų. 2000 eurų yra jūsų ir nežiūrim, kas ten viduje. Žinokite, kadangi mašinė tokia viena, 45 metų su fuksim, santuokoj. 45 metai santokoj, fantastika. Už 2 paplojam. Bravo. Klausykit, už 2000 eurų išeitų geras balius. Ne. Neimat. Kas bus, tas bus. Jūs renkatės langelį, supratau. 45 metai santokoje, o aš siūlau tik 2000 eurų. Gi reikia sukviesti visus giminaičius, kaimynus, draugus. Aš iškart pridedu dar 1000, jūs turite 3000 eurų ir nežiūrim, kas yra viduje. Netegu, pana, ką užgyvenom. Jūs apsisprendusi atidaryti langelį, ar ne? Gal norit pasitarti su sutuoktiniu? Norėčiau, bet 3000 eurų. atidaryk. Langelis. Aš siūliau 3000 eurų būtų balius visai Klaipėdai išėjęs, bet mūsų žaidėja atsisakė, dėl to jau dabar pasižiūrime, ką jūs šį vakarą laimėjot. Ir jūs laimėjot automobilį. 500! Yes! Jūs tik pasižiūrėkit, koks tai yra džiaugsmas. Fantastika. Indrė, prašau. Sveikinu, Bet 500. Sveikinam visą kompaniją. Sveikinam. Yes. Ačiū. Tai koks džiaugsmas. Va čia yra tikras džiaugsmas. Ačiū jums visiems. Galit grįžti į savo vietas. Aš irgi grįžtu. Va čia, tu irgi grįžk. Va čia tai žaidimas. Mes padovanojam puikų automobilį. Tik aš norėčiau dar visiems žaidėjams parodyti, kas slėpėsi kitose langeliuose. Taigi čia mes turėjome Volkswagen Tiguan automobilį. Čia buvo 500 eurų, na, o čia buvo taip pat Volkswagen Tiguan automobilis. Taigi toks žaidimas laimėjimų korys šį vakarą, žaisime jį ir kitą sekmadienį, tad būkite čia mūsų studijoje, 10 jūsų kviečiu jau dabar atvykti. Jeigu tik turite bilietus su numeriais,
001, bet koks skaitmo 548. Ir nepamirškite, jog visada galite skambinti arba siųsti SMS numeriu 1634. 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Mes dar tikrai turime vasariškų prizų, kurie pravers ir buityje, ir laisvalaikio metu, todėl nekantraujam su Indre juos dalinti mūsų žaidėjams. Taigi, jau dabar aš norėčiau pakviesti vieną mūsų teleloto žaidėją keliauti ten, kur saulė yra tikrai dažnesnis svečias nei lietus, kur nuostabiai skanios picos, kur puikiai architektūra. Aš aišku kalbu apie Italiją. Apie Italiją. Jūs keliaujate į Italiją jau dabar, jeigu turite bilietą su numeriu 0144-046. Geros kelionės. Taip, o aš iš mūsų prizų maišo traukiu daugiau porinių kelialapių į Palangą. Taigi, galite krautis lagaminus, jeigu turite bilietą su numeriu 0178455. Ir dar iškart siunčiu antrąjį porinį kelialapį į Palangą. Jei tik turite bilietą 0350679 ir paskutinis žaidėjas penktasis, kuriam atitenka porinis kelialapis į Palangą, esate jūs, jei tik turite bilietą su numeriu 0266322. Tęskime prizų dalybas. Jau visai netrukus vienas mūsų žaidėjas galės riedėti puikių riedžių Polaris. Taigi, riedėsite vėjai galvose, gražios mintis, ar ne, jeigu turite bilietą su numeriu 0224667. Tęsėme mūsų prizų dalybas ir turime dar 10 puikių terasos baldų komplektų. Kaip gerai. Galėsite jaukiai maloniai vakaroti ar su savo antrąją pusę, ar su draugais, malonus pokalbiai. Taigi, 10 baldų komplektų atitenka tiems žaidėjams, kurie turi bilietų su numeriais 045, bet koks skaitmo 042. Dar ne viskas. Aš tikiu, kad ne vienam dviratis vasarą yra tarsi brolis, pats geriausias draugas. Taip smagu yra prasilėkti po darbo arba prieš darbą. Todėl mes turime 10 puikių dviračių Azimut ir juos laimi tie mūsų žaidėjai, kurie turi bilietus su numeriais 026, bet koks skaitmo 038. Taip, bet jeigu keliaujate su automobiliu vasaros metu, kaip tu įsivaizduoji, kaip galima būti be automobilinio šaldytuvo? Tokių turime net 10 Mobikul šaldytuvų ir jie yra jūsų, jei tik turite bilietą su numeriu 020, bet koks skaitmo 073. Ir jei jau prakalbom apie automobilius, turime dar 10 30 eurų kuponų degalams įsigyti. Ir jie yra jūsų, jei tik turite rankose bilietus su numeriais 032, bet koks skaitmo 944. Patyrusiems arba pradedantiems sodininkams ir tiems tikrai reikia gerų įrankių, kad darbai sektųsi puikiai. Taigi turime net 10 sodininko rinkinių Fiskars. Ir jie yra tų mūsų žaidėjų, kurie turi bilietų su numeriais 046, bet koks skaitmo 769. Na, o po sodo darbų arba šiaip savaitgalio metu labai smagu yra pasikviesti draugų ir pradžiuginti juos kulinariniais savo šedevrais. Tokius tikrai pavyks patiekti, turint kepsninę Landman. Tokių turime net 10 ir šios kepsninės keliauja tiems mūsų žaidėjams, kurie turi bilietų su numeriais 002, bet koks skaitmo 736. Taip, o po gardžios vakarienės, ką reikia daryti? Aišku, kad prigulti ir panašyti po internetą arba nusifotografuoti. Tai galėsite padaryti su išmaniaja planšetinė. Ką tu čia darai? Tu čia fotkinė su nematomu? Nu, tu su nematomu, o mūsų 10 žaidėjų netrukus gaus 10 Samsung planšečių. Taip, ir galėsite tai daryti ne kaip Gintas. Taigi, jos yra jūsų, jei tik turite rankose bilietus su numeriais 029, bet koks skaitmo 127. Taip, ir pabaigai dar vienas puikus išradimas, judesio kontrolė, širdies ritmas, miego stebėjimas, visa tai vienoje išmanioje apyrankėje Elefon ir tokių mes turime net 100. Jos yra jūsų, jeigu jūs turite bilietus su numeriais 03, bet koks skaitmo 315. Ir tai yra viskas. Sveikiname visus laimėtojus. Loterija jums prizus pristatys tiesiai į namus. Tai reikia paskambinti loterijos numeriu 852-751-751. Indre, klausyk, gal dabar jau metas pasižiūrėti, gal kažkam šį vakarą pavyks laimėti aukso puodą, kuriame yra 300 000 000 eurų. Tai jau kur man žiūrėti? Prie kamoliukų. Ai, taigi žinau, tik taip vaidinu, tai aš ir keliauju ridentą, ne kamoliukų? Keliauk, netrukus sužinosim. 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Na, o žaidėjams namuose norėčiau priminti, kad kampus, įstrižainės ir eilutę baigsime žaisti su lyg 1,38 kamoliuku. Linkiu visiems sėkmės.
Žalias 64. Raudonas 35. Mėlynas 7. Geltonas 55. Juodas 16. Žalias 67. Žalias 72. Ir žalias 63. Tai buvo 38 šio vakaro kamuoliukas, vėl pats metas apžvelgti rezultatus. Taigi kampų laimėtojai pasidalina 24 428 eurus. Eilutės laimėtojai pasidalina 24 428 eurus. Ir įstrižainės laimėtojai pasidalina 12 214 eurų. Kągi liko paskutiniai patys svarbiausi skaičiai iki 47 auksinio kamuoliuko ir aukso puodo. Indre. Geltonas 49. Juodas 19. Juodas 30. Geltonas 59. Geltonas 54. Skambutis. Taip, mes išgirdome skambutį ir tai reiškia, kad vienam žaidėjui namuose liko užbraukti vos vieną skaičių iki visos lentelės. Linkime jam sėkmės, o tai reiškia ir dar vieną svarbų dalyką, jog visai netrukus mūsų studijoje prasidės jau paskutinis studijos žaidimas Deganti linija. Jame dalyvaus visi žaidėjai, net ir tie, kurie jau kažką galbūt šį vakarą laimėjo. Na, o kol mūsų žaidėjai čia išsirikios, kol jie pasiruoš, jūs tikrai suspėsite paskambinti arba išsiųsti SMS numeriu 1634. 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Sveikinuosi su studijos žaidėjais jau paskutinėme mūsų žaidime Deganti linija. Visiems noriu priminti, jog šį vakarą dar turim puikias galimybės laimėti aukso puodą, jame net trečdalis milijono eurų. Netrukus riedės dar vienas kamuoliukas. Kaip jūs galvojate, ar bus laimėtas aukso puodas po jo? Jeigu taip manote, ženkite per šią liniją. Jeigu jums pavyks atspėti, jūs laimėsite 6000 eurų. Juos dalinsis tiek žaidėjų, kiek peržengs mūsų raudoną liniją. Taigi, 3, 2, 1, stop. Kol kas niekas žengti per liniją nepanoro, todėl, Indre, mes laukiame dar vieno kamuoliuko. Mėlynas 11. Mėlynas 11. Galbūt tai yra tas kamuoliukas, kurio taip reikia žaidėjai namuose, norint laimėti aukso puodą. Ne, dėja ne, bet tas pats vienas žaidėjas vis dar laukia savojo kamuoliuko, jam liko vienas langelis. Mes tęsime žaidimą ir aš noriu paklausti, gal jūs galvojate, kažkas iš jūsų galvojate, kad jau dabar po šio kamuoliuko bus laimėtas aukso puodas? Jeigu taip manote, ženkite per mūsų raudonąją liniją. 3, 2, 1, stop. Ne, Indre, dar nėra norinčių žengti, taigi laukiam dar vieno kamuoliuko. Juodas 24. Gal vis dėlto jau dabar turime aukso puodo laimėtoją, juodas 24, galbūt šio kamuoliuko kažkam reikėjo, ne, bet jau du žaidėjai namuose sėdi ir įtemptai mus žiūri, nes jiems liko užbraukti vos vieną langelį, taigi galbūt po šio kamuoliuko mes jau turėsime aukso puodo laimėtoją. Ar yra norinčių žengti per šią raudoną liniją? Jūs, prašau, aš jums padėsiu. Duokit ranką, gerai. Prašau, drąsiai, neskubam, po truputėlį, viskas gerai. Taip, gerai. Taip, mes vieną žaidėją turime. Ar bus dar norinčių žengti per šią liniją? Kol kas atrodo, kad ne. Sėkmės atveju jums atiteks 6000 eurų. Indre, mes esame pasiruošę. Žalias 66. Galbūt jau dabar mes turime aukso puodo laimėtoją. Nagi, ne, dėja ne. Aukso puodo niekam kol kas nepavyko laimėti. Aš noriu pranešti, jog dabar riedės auksinis šio vakaro kamuoliukas, todėl čia susirinkusių studijoje žaidėjų noriu paklausti. Čia yra paskutinė galimybė laimėti aukso puodą šį vakarą. Galbūt kažkam pavyks, galbūt kažkas jaučiate, kad būtent šis kamuoliukas ir bus laimingas mūsų žaidėjams namuose. Jeigu taip galvojate, ženkite per mūsų raudonąją liniją. 3, 2, 1, stop. Viskas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 žaidėjai galvoja, kad bus laimėtas aukso puodas šį vakarą. Linkiu jums sėkmės. Indre, laukiam.
Taigi šio vakaro auksinis kamuoliukas yra raudonas 42. Visi įtemptai laukiam, laikom kumščius, galbūt mes turime aukso podo laimėtoją. Ne, dėja ne. Gaila, bet šį vakarą aukso podo laimėti nepavyko. Ačiū mūsų studijos žaidėjams. Kągi, nenusiminkime, mes iš aukso podo šį vakarą išimame 20 000 eurų, tai yra didysis mūsų šio vakaro prizas ir mes tęsime žaidimą. Netrukus riedės dar vienas kamuoliukas, galbūt kažkam jis bus sėkmingas ir pavyks laimėti tą didįjį prizą. Jeigu taip manote, ženkite per mūsų liniją. 3, 2, 1, stop. 3 žaidėjai, sėkmės atveju jums atiteks po 2000 eurų. Indrė. Geltonas 51. Galbūt pagaliau turime jau ne aukso podo, bet didžiojo prizo laimėtoją. Ar taip atsitiko? Ne, 8 žaidėjai namuose, jiems liko užbraukti vos vieną langelį. Mes tęsime mūsų studijos žaidimą ir aš klausiu, galbūt po šio kamuoliuko jau turėsime didžiojo prizo laimėtoją. Jeigu taip manote, ženkite per mūsų raudoną liniją. Prašau, ten vietos visiems užteks. Taip, 4 žaidėjai kažką jaučia. Pažiūrėsim, ar jų jausmai pasitvirtins. Indrė. Juodas 20. Na, galbūt dabar mes jau turime didžiojo prizo laimėtoją. Ne, dėja ne. Bet tų, kuriems liko vos vienas langelis didėja, jau tokių 13 žaidėjų namuose yra. Ženkite per liniją tie, kurie galvojate, kad pagaliau po šio kamuoliuko mes tikrai turėsime didžiojo prizo laimėtoją. 3, 2, 1, stop. 4 žaidėjai taip mano. Indrė, mes laukiam dar vieno kamuoliuko. Juodas 29. Galbūt tai yra tas kamuoliukas, kurio taip trūko kažkuriam žaidėjui arba kažkuriems žaidėjams namuose. Ne, dėja ne. Didysis prizas, klausykit, šį vakarą taip lengvai panašu, kad nepasiduos. Bet mes būsim stipresni, aš tikrai taip pažadu. Galbūt dabar jau turėsime didžiojo prizo laimėtoją. Klausiu mūsų studijos žaidėjų. Yra taip manančių 3 žaidėjai. Linkiu jums sėkmės, nes sėkmės atveju jums atitektų po 2000 eurų. Indrė, mes pasiruošę. Juodas 25. Pabiro juodi kamuoliukai, juodas 25. Galbūt tai yra taip reikalingas kamuoliukas ir galbūt mes turime didžiojo prizo laimėtoją. Taip. Didysis prizas laimėtas ir aš sveikinu mūsų studijos žaidėjus. 3 žaidėjai šį vakarą dalinasi 6000 eurų. Bravo, Indrė. 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ir siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Aš noriu pasveikinti šio vakaro didžiojo prizo laimėtojus. Jūs prisijungėte prie gausaus laimingo teleloto laimėtojų būrio. Sveiki atvykę į laimėtojų šeimą. Na, o mes turime dar vieną laimingą į mūsų žaidėją, kuriam jau visai netrukus atiteks tvirtas ir patikimas Liepos mėnesio teleloto žvaigždė, visureigis Volkswagen Tiguan. Bet prieš tai dar 10 mūsų... Taip, tu jau norėjai. Neskubėk, Indrė. Dar 10 žaidėjų pakvieskime kitą sekmadienį būti čia pas mus. Jie susipažins su Jurgita ir Vitalijumi, puikiai praleis laiką. Jūs atvykstate čia, jeigu turite bilietų su numeriais 011, bet koks skaitmo 107. Taip, mūsų su Gintu išmėgintas, apžiūrėtas, apčiupinėtas Liepos mėnesio žvaigždė Volkswagen Tiguan visureigis. Jau netrukus keliaus vienam žaidėjui namuose, tik nepamirškime, kad toks visureigis mūsų studijoje svečiuosis iki pat rugpjūčio. Dabar jau prašau. Jau galiu, Taip. jau galiu. Taip. Taigi, mūsų Liepos mėnesio žvaigždė Volkswagen Tiguan atitenka žaidėjui, kuris turi bilietą su numeriu 045 249 Sveikiname jūs labai. Ir tai dar ne viskas, nepamirškime 5-ojo buto pretendento į svajonių teleloto butą Eika projekte Žalgirio 135. Šis butas yra labai patogioje vietoje, net 3 km iki katedros. Taip, o kaip atrodo tas iki smulkmenų įrengtas svajonių teleloto butas, mes pamatysime jau dabar. Žiūrim. Sveiki atvykę į teleloto svajonių vasaros butą. Užeikite, apsidairykite ir jauskitės kaip namuose. Štai čia jūsų erdvi svetainė su kokybiškais ir moderniais baldais. Patogiai įsitaisę ant sofos galėsite žiūrėti filmus per didžiulį televizorių. Savo virtuvėje ir valgomajame rasite ne tik tobulą tvarką, bet ir visą buities techniką, indus ir nešluostes. Viskas apgalvota iki menkiausių smulkmenų. Pamerkėme net gėlių. O dabar eilė miegamajam. Pažiūrėkite, kokios švelnios spalvos, kaip jauku. Kiekvieną rytą pasitikti didelėje minkštoje lovoje bus vienas malonumas. Po dienos darbų užsukite į vonios kambarį. Čia rasite ne tik skalbimo mašiną, minkštus rankšluosčius, bet ir žvakių romantiškiams nuotykiams. O kai tik pasilgsite miesto šurmulio, sostinės centrą pasieksite akimirksniu.
Juk nuo jūsų buto iki katedros vos 3 kilometrai. Taigi, naujais namais jau visai netrukus po poros mėnesių džiaugsis vienas iš teleloto žaidėjų. Rugsėjo 3 dieną iš 12 pretendentų bus ištrauktas tas vienas laimingasis, kurį mes labai sveikinsim ir tikėsimės, kad jis pakvies mus į kurtuves. Taigi, šį vakarą mes renkame jau 5-ąjį pretendentą šiam nuostabiam puikiam butui laimėti ir juo tampate jūs, jeigu turite bilietą su numeriu. Aš? Tu. Abudu? Gerai. Jei tik turite bilietą su numeriu 04326884. Klausyk, Indrė, man atrodo, mes šį vakarą visai neblogai padirbėjom, tai jau dabar galim pratęsti kalbas apie himną ir po truputėlį keliaut dar pasimėgaut likusį sekmadienio vakarą. Himne, palaukit truputėlį, reikia žmonėms pasakyti, kas jų laukia kitą sekmadienį. O jūsų laukia gausybė vasarinių prizų, automobilių, Volkswagen Tiguan ir kiti nuostabūs automobiliai, aišku, aukso puodas su 350 000 eurų. Ir kad svajonių vasara būtų realybė, ką jums reikia daryti. Gintai, ką jiems reikia daryti? Aš įtariu, kad reikėtų įsigyti bilietą, ar ne? Tikrai taip, tai galite padaryti parduotuvių kasose, prie kasų terminaluose arba internetu perlas.lt. Ir beje, noriu priminti, kad mes pratęsiam dar vieną mėnesį iki Liepos 29 specialią akciją tiem, kas įsigyja bilietus internetu. Jie pretenduoja į visus vasaros prizus, bei kas savaitę sužinosime, kuriam vienam atiteks specialus prizas. Taigi praėjusios savaitės laimėtojas, kuriam atiteks puikus dviratis Azimut, sužinosime jau rytoj, o ateinančią savaitę jūs pretenduojate laimėti planšetinį kompiuterį Samsung. Daugiau informacijos rasite perlas.lt. O dabar jau galim dainuoti. Indrė, kiek informacijos. Ačiū tau, ačiū visiems būsiems šį sekmadienį kartu su mumis. Viskas. Pasimėgaukim likusių sekmadienių. Džiaukimės, kad geri orai. Susitiksim. Šuks džiaugsmo juokas, vėl šimtai balsų sušuks valio.